Buvo sudaryta sutartis su Vladimiru Andrejevu, bet jisai pabėgo nepabaigęs darbų, palikęs daug broko. Pažiūrėkim, ką pridarė. Taigi va, turėjo būti dengta klasikinė skarda, bet tarp grebėstų palikti per dideli tarpai, 30 cm net. Nesusuktos plokštelės, konstrukcijose iš viso net nesuveršti varžtai prakišti, varžtai susukti į kraštus, stygos kai kur nesusuktos, trūksta, arba stygos yra susuktos į pačius kraštus, vat kaip čia matom. Nupjausyti murloto inkarai, 4 suskaičiavau. Kaip čia matom, medsriegių trūksta. Ši pritvirtinta 2, dauguma jų net prasukti, arba iš viso nėra kampukų pastatytų. Čia matom mūrijo sieną. Tai kur reiks vatą dėti? Kur tilps vata? Ant stogo pjovė su bulgarke. Pradegino plėvelę. Kas keis plėvelę? O čia kaip plėvelė. Sudėta aplink kaminą. Visur, kur daryta, viskas padaryta bele kaip, skubant. Nekokybiškai. Va, nėra plokštelių, niekur nėra plokštelių. Visos sąramos, kurios buvo lietos, visos kreivos ir baisios. Čia taip yra. Užlenktos kilpos, kurios yra neužlenktos, kur turėjo būti užbetonuoti tarpai, pripilta šiukšlių. Andrejevas ne tik nemoka laikytis sutarties, atlikti kokybiškai darbų, skaičiuoti medžiagų kiekių, neturi garbės ir nemoka net skaityti projekto. Labai gaila, pagalvokit, pasamdydami tokį meistrą.